iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Dalykį su alkstančiu duona, priglop pastogis neturinti, vargšą aprenk, pamatęs skanuogą ir nenugręžk savo veidų nuo tautiečių. Tada tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa, tu pradėsi greitai sveikėti, tavoji teisybė žengs tau iš priekio ir Viešpaties garbė palydės iš paskos. Kai kreipsies, tai Viešpats tau atsilieps, kai šauksies, jis tars, aš čia. Kai tu savo tarpe pašalinsi priespaudą, skriaudos nebedarysi, ko blogo nekalbėsi, paduosi alkstančiam duonos, pasotinsi vergetą, tai tavo šviesa užtekės tamsoje, tavoji naktis bus šviesi kaip diena. Dievo žodis. Teisusis nušvinta geriesiems, lyg šviesa tamsybei. Teisusis nušvinta geriesiems, lyg šviesa tamsybei. Teisusis nušvinta geriesiems, lyg šviesa tamsybei. Švelnus, gailestingas, teisingas, laimingas, kas kito gailis paskolą duoda, kas reikalus tvarko teisingai. Teisusis nušvinta geriesiems, lyg šviesa tamsybei. Jam niekad netenka drebėti, minimas teisuolio vardas per amžius. Liūdna žinia jo negąsdins, širdis jo drąsi, nes Viešpačiu vilias. Teisusis nušvinta geriesiems, lyg šviesa tamsybei. Širdis jo rami, nebijanti nieko. Jis vargšams dovanas duoda, dalyja, jo teisingumas amžiais nežūsta, jo didybė skaidriai nušvinta. Teisusis nušvinta geriesiems, lyg šviesa tamsybei. Teisusis nušvinta geriesiems, lyg šviesa tamsybei. Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško Korintiečiams. Kai pas jūs, broliai, lankiausi, aš atėjau skelbti jums Dievo liudijimo, neiškalbingais žodžiais ar išmintimi. Netgi buvau pasiryžęs jūsų tarpe nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš buvau pas jūs silpnas, virpantis iš baimės. Mano kalba ir mano skelbimas pasižymėjo neįtikinančiais išminties žodžiais, o dvasios ir Dievo galybės parodymu, kad jūsų tikėjimas remtųsi ne žmonių išmintimi, bet Dievo galybė.
Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 Aš pasaulio šviesa, sako viešpats, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Viešpats su jumis. Kristui. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau, Viešpatie. Jėzus bylojo savo mokiniams: jūs žemės druska. Jei druska nustotų surumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno ir niekas nevožia ryku dangčio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. Jėzau, tavo žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Haleliuja. Ką šiandien mes čia turim? Pranašą Izaiją, kuris Dievo vardu štai ką sako. Dalykis su alkstančiu duona, priglobk pastogės neturinti vargšą, aprenk pamatęs ką nuogą ir nenusigręžk nuo savo tautiečių. Viešpats sako, dalykis savo duoną. Kiek jūsų dalinasi savo duoną su kuo nors? Aš suprantu, atvažiavot pasiklausyti, pasimokyti, ką daryti, ką Viešpats sako, ko Viešpats laukia, ką Viešpats moko. Kaip sekasi dalintis duoną? Daliniesi, Jonai, duoną, daliniesi. Gerai, kiti nesakys, ką daro. Va, bet susirūpinkit. Va, jeigu nevykdysim Dievo žodžio, sakys, nepažįstu jūsų, kas tokie, manęs neklausėt, manęs nemylit, mano žodžių nesilaikot. Va, čia ne šiaip savo pageidavimas. Būtų gerai, kad pasidalintumėt savo duoną. Bet čia eina klausimas apie mūsų išgelbėjimą. Tiesa, buvau vieną kartą pakliuvęs į tokią pagundą, kai Floridoje Aleklebonų buvau. Aleklebonų, sakau, nes ten tokia parapija.
savotiška buvo, kaip sakant, bet vis tiek kažkokį tokį turėjau statusą ir labai rūpinausi Amerikos lietuvių išgelbėjimu, o ten daugiausiai pensininkai, kaip jie sakydavo, čia Dievo laukiamasis, čia mes visi laukiam iškvietimo, pensijoje įsitaisė batelius. Tai aš sakiau, nedaug turit laiko, ką nors turit daryti, o man labai rūpėjo, ką nors į Lietuvą parvežti, kad galėtume Dievo žodį skelbti, kad kolonėlės turėtumėm, pultelį, o tarp kitko tą patį pultelį iš Floridos parsitempiau. Tai buvau nusižiūrėjęs smagių visokių geležiukų ten tai Floridoje ir reikėjo pinigų. Tai ir aiškinau, neįeisit į dangaus karalystę, jeigu neprisidėsit prie karalystės statybos, jeigu neprisidėsit prie evangelizacijos, kadangi patys nepamokslaujat, evangelijos neskelbėt, bet galit gerų daikčiukų įtaisyti tiems, kurie tą daro. Ne? Aukokit pinigus, reikia aparatūrą pirkti. Niekas neaukoja. Atvirkščiai sumažėjo ir tų, kurie ką nors iš viso aukoja. Ir aš tada galvoju, Viešpatie, kažką čia netaip darau. O taip buvau įsitikinęs, kad tikrai jie pražus, jeigu dėl evangelizacijos neaukos. Paskui aš atsisakiau tų pretenzijų ir palikau juos ramybėj ir tiesiog pradėjau jiems dėkoti iš vis, kad jie dar ateina į koplyčią, kad jie ką nors dar daro. O jie turėjo tokią tradiciją aukoti vaikų namams. Nežinau, kur tie pinigėliai nueidavo, bet pavyzdžiui, ten lietuviai per laidotuvės toks paprotys buvo įsigalėjęs, jau nebepirkdavo kiekvienas ten tų vainikų, būdavo viena didelė graži puokštė ar koks vainikėlis prie karsto padėtas, laidojimo namai ten tokie ale namų aplinką kūrė ir papuošti. O žmonės aukelius aukojo ir vaikų viltis ar kažkas tokia buvo ten organizacija, kuriai persiųsdavo tuos pinigus ir jie atseit į Lietuvą siųsdavo. Tikėkime, kad jie pasiekė tuos vaikus. Ir aš agitavau, kad reikia remti Lietuvoje evangelizaciją, kad reikia skelbti Dievo žodį, kad mažiau tų vaikų namų būtų, kad tėvai mylėtų vaikus, kad tėvai augintų tuos vaikus, o neįsižadėtų, neparagertų tų vaikų ir netiduotų jų į visokias prieglaudas ir jums nereikėtų paskui tų prieglaudų išlaikyti iš pagrindų, kaip sakant, taisykim reikalą, o ne su pasiekmėm kariaukim. Bet, kaip sakant, buvo bergždžias mano pastangos. Bet kai pradėjau dėkoti, tai pradėjau aukoti ir man pavyko nupirkti aparatūrą parašti. Ir mikrofonų, ir visokių dalykų. Parsivežiau su savim kraitį tokį iš Floridos, kurį iki šiol naudojam, bet šiandien Viešpats sako apie duoną, apie rūbą, apie pastogę. Pastogės neturinti vargšą priglobk. Ir ką daryti, kad pas mus nelabai galbūt tų alkstančių aplinkui yra. Yra visokių organizacijų, kurios maitina ir kaip ir nebematoma mes tų vargdienių ištiesusių ranką. O jeigu kas ir ištiesia ranką, tai nenorim duoti, nes matom, kad greičiausiai pragers, o ne duoną nusipirks. Bet ko gero vis tik net tame esmė yra, kad jau badu mirštantį reikėtų paremti. O tiesiog gal kalba eina apie jautrumą viens kitam bendrai. Kad aplinkui visada buvo ir bus ko nors stokojančių žmonių. Ne? Ir mano pasidalinimas duonos kąsnio, gal pyrago kąsnio, gal torto kąsnio ar dar kažkuo, tiesiog yra mano brolystės, mano draugystės išraiška, nes kaip ir visus tuos paraginimus apibendrina paskutiniai šio sakinio žodžiai: nenusigręžk nuo savo tautiečio arba neatsuk nugaros savo broliui, kituose vertimuose verčiama. Neatgręžk savo nugaros broliui.
tai ar mes esame atsisukę viens į kitą, ar mes esame atsigręžę viens į kitą, ar mes girdim viens kitą, ar mes matom viens kitą, ar mes užjaučiam viens kitą. Viešpačiui svarbu, ne kad kažkas miršta iš bado arba šąla nuogas, čia jau iš vis skandalas, kaip sakant. Bet kalba eina apie mūsų jautrumą viens kitam, apie atsigręžimą į viens kitą, įsiklausimą viens kito. Dievas yra meilė ir jis gyvena tarp žmonių, kurie myli. Jo terpė yra ypatingo buvimo, pribuvimo. Kas priima meilę, kas gyvena meilę. Mes tampame Dievo šventovėmis, kai įsileidžiame meilę į save, kai patys gyvename meilę, kai patys tampame panašiais į jį gyvąją meilę, darydami jo darbus. Ir kaip sąlyga, kaip pasiekmė šitų išpildytų sąlygų, tų Dievo žodžių, Dievo pageidavimų ar reikalavimų, kaip mes čia priimsim, yra Dievo pažadas. Tada tartum ryto žara užtekės tavoji šviesa. Tu pradėsi greitai sveikėti. Tavoji teisybė žengs tau iš priekio, o viešpaties garbė lydės iš paskos. Ei, ar norėtumėt, kad tartum ryto žara užtekėtų jūsų šviesa, jūsų gyvenime? Ir jūs pradėtumėt greitai sveikėti. Jūs gal visi sveiki? A sveiki? A turit ligų? Kuris čia visiškai sveikas, praėjo techninė? Ką? Pas daktarus praėjom, pasitikrinom. Na, gal tas jaunimas, kur gale stovi, dar nesirūpina. Jie pilni jėgų, žavesio, žvalumo. Bet jau biški pagyvenę, kaip sakant, vaikinui virš 40, kai jau yra ir jis atsibunda ryte ir niekas jam neskauda, turi apsičiupinėti ar dar gyvas, ne? Va, bet apie kokias ligas, apie kokį sveikėjimą Viešpats kalba šitame tekste? Ar mes nesergam dvasinėmis lygomis? Ar mūsų nekamuoja visokios baimės, visokie įsiskaudinimai, vienišumo žaizdos, išdavystės žaizdos, palikimo žaizdos, smurto, prievartos, patyčių patirtos žaizdos, kurios pūliuoja mūsų viduje? Kodėl tiek daug alkoholizmo Lietuvoje? Galim visaip vertinti, bet man patinka Jono Pauliaus II įvardinta diagnozė narkomanijai. Jis narkomaniją vadino meilės deficito liga. O alkoholizmas tam tikra narkomanijos forma, ne? Ir tų narkomanijos formų, to kvaišalų vartojimo, to svaiginimosi arba bėgimo nuo realybės, nuo gyvenimo yra įvairiausių formų. Ir gal to viso priežastis yra vidinės mūsų žaizdos, meilės deficitas, vienišumas, kurio neužpildo pramogų dalyviai, pramogų kompanijos ir minioj mes galime jaustis labai vieniši, nereikalingi ir dar vienišesni negu savo kambarėlį, būdami vieni. Ane? Ir kas išgydys mūsų tas vienišumo žaizdas? Kas išgydys mūsų patyčių patirtų, galbūt vaikystėje ar mokykloje žaizdas? Tik Dievo meilė. Bet tik tada, kai mes atsiversim tai meiliai. O jeigu mes atsiveriam meiliai, leidžiam meiliai gyventi mumise, tai mes
esame meilės vedami atsigręžti viens į kitą, neatsukti nugaros, atsigręžti veidų į viens kitą, įsiklausyti, daryti gerą viens kitam, dalintis duoną, dalintis rūbų, dalintis pastogę. Ir ne tik šeimos nariams, bet kad kiekvieną žmogų priimtume kaip Dievo dovaną ir šansą mums išpildyti šitos Dievo įsakymus. Žiūrėkit, mes negalim patirti šitų pasekmių, ne? Sveikėjimo, šviesos ir viešpaties garbės, palydos mūsų gyvenime, Dievo artumo, negalime patirti neišpildę šito Dievo žodžio. O negalim išpildyti to Dievo žodžio be kito žmogaus esančio šalia. Na tai pirmiausiai lyg tai daugiausia šansų su šeimos artimaisiais. Bet ar tuo ir apsiribosim, jau gerai būtų, ne? Jau būtų labai gerai. Bet taip dažnai mūsų šeimos artimieji daro viską, kad būtų neįmanoma išpildyti to žodžio. Daro viską, kad būtų neįmanoma jų mylėti, ne? Ypač jeigu jau serga alkoholizmu ar kokių kitų kvaišalų vartojimo priklausomybė. Arba tiesiog yra įsiskaudinę ir patys nusigręžę. Tu atsigrėži ir matai nugarą. Ką daryti? Nuo ko pradėti? Ir ar tuo viskas turi baigtis? Ar viešpats galbūt siunčia dar ir kitų žmonių į mūsų gyvenimus, kurie mums labai nepatogus ir sunku juos mylėti? Pavyzdžiui, pabėgėliai. Mačiau čia praeitais metais Rietavo turguje ale parašus renkamus, ale dar kažką su stendai žmonės agitavo, kad protestuotume, rašytume kažką, peticijas politikams, kad neįsileistų pabėgėlių. O jeigu teks patiems pabėgėliais būti ir kas nors irgi panašiai, sakys, neįsileiskim tų lietuvių, pavyzdžiui, Ispanijoje ar kokioj Švedijoje, nes jie banditai visi, plėšikai, prievartautojai. Nenorėtumėm. O va, kitus lengvai taip galim atfutbolinti. Galim užklijuoti etiketės musulmonas, teroristas, dar kažkas ir atleisti save nuo šito Dievo žodžio vykdymo, kai tuo tarpu galbūt tie žmonės su nelengvais charakteriais ir neįprastu mums gyvenimo būdu, neįprastais darbo įgūdžiais, ne? Kaip kai kurie yra pagarsėję, pavyzdžiui, iš Afrikos. Ne? Juodukas po palmę miega. Ateina amerikoncis, sako, ko miegi čia dabar? Ką nors darytum, o kodėl turėčiau ką nors daryti? Nu va, turi porą bananų čia, parduotum turgui tuos bananus, nusipirktum daugiau bananų, tuos parduotum, dėžę nusipirktum, paskui jau mašiną, paskui gamyklą jau, o paskui, nu į kam visą tai? Nu, o paskui galėtum atvažiuoti kaip aš va ir atostogauti prie jūros. Juoduk sako, o ką aš ir darau? Tai yra skirtingos patirtys žmonių, skirtingi požiūriai į gyvenimą, bet jie visi Dievo vaikai ir kažko galim vieni iš kitų pasimokyti. Ir svarbiausia, turim progą parodyti meilę, leisti meiliai, paliesti tos žmonės, kurie galbūt tos meilės stokoja, išvaryti iš savo namų, įskaudinti ir panašiai. Ir mes atstumdami pabėgėlius, ar neprarandam ir tų palaiminimų, kurie lydi pabėgėlius.
Jau tiek to nekalbėsiu apie žydus, jau patys suprantat. Apie prarastus šansus. Ir dabar turėtume melstis Viešpatie. Duok mums kokį nors žydelį, čia kad turėtumėm žydelį, kurį galėtumėm mylėti ir tavo palaiminimus apturėti, ne? Kaip viskas įdomiai pas Dievą yra supinta. Kai tu savo tarpe pašalinsi priespaudą, skriaudos nedarysi, ko blogo nekalbėsi, paduosi alkstančiam duonos, pasotinsi vargetą, tai tavo šviesa užtekės tamsoje, tavoji naktis bus šviesi kaip diena. Gražus pažadai. Ir atrodo, tiek nedaug reikia, sąlygos netaip jau sudėtingos. Ir galbūt daugelis lengviau milijoną paaukotų kokiai nors bažnyčios statybai. Nueitų peškom iki Santiago de Compostelos, bet negali atsisukti į artimą. Ir Viešpačiui nereikia, kad jūs vargtumėt eidami iki Kompostelos. Ar už milijonus statytumėt bažnyčias prašmatnes. Jis nedaug nori, tik kad atsisuktumėm viens į kitą. Ir Evangelijoje Jėzus irgi panašius dalykus kalba. Jis sako, jūs žemės druska, jei druska nustotų surumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti, ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžiui. Jūs pasaulio šviesa, neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet įstato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Kilniausias mūsų pašaukimas - tarnauti Dievui taip, kad būtų šlovinamas jo vardas. Kad būtų šlovinamas jo vardas, kad būtų šlovinamas tėvas, kuris yra danguje. Ir Dievas šlovinamas ne prašmatniomis bažnyčiomis, kuriuos stato išnaudojami baudžiauninkai, lažą verčiami ir galbūt keiksnodami tuos architektus, kurie sugalvojo tas šventovės pastatyti. Nežinau. Kažkodėl jos griūva. Tai matyt, nelabai Viešpačiui jos rūpi. Kitaip, jeigu jam labai rūpėtų ir jam šlovę tai teiktų, ko gero jos negrūtų. O kai kurios gal net jam yra rakštis ir gėda. Nes iš tikrųjų buvo jų daug pastatyta dėl ponaičių užgaidų, kad savo vardą išaukštintų, o ne tėvo vardą. Jo, mes stebimės grožiu, gėriu, bet ar mes žiūrime tėvo akimis? Dievo kūrinyje, Dievo sukurtas pasaulis, mes prie jo jau pripratę, jau nebestebina jis mūsų ir nebesigėrim jo ir nebešlovinam jo dėl to grožio, kurį jis yra sukūręs. Bet kai patys kažkokį balvoną nulipdom, tai čia šedevras, šedevras. Tai šlovinam kūrėją, sukūrusi tą balvoną, tą šedevrą. Milijonai mokami panašiai. O Dievo šedevras, žmogus, gali būti kankinamas, niekinamas, gabalus draskomas, spjaudamas, į purvą minamas. Kažkaip pakeistos vertybės mūsų galvelėse. Kas čia per dvasiuks prasisukęs mūsų smegenyse, kad ta vertė taip sumaišyta mumise. Jėzus primena mums mūsų pašaukimą būti pasaulio druska, kad duotume skonį pasauliui.
kad šviestume pasauliui, kad šviestume viens kitam, darydami gerus darbus. Labai paprastai, kasdien, tarnaudami viešpačiui, ne prie altoriaus su smilkalais, tarnaujame viešpačiui. Kasdienybėje, virtuvėje, meilų žodį pasakydami viens kitam, patarnaudami viens kitam, šypsodamiesi, padrasindami, gyvendami pagal Dievo žodį, mes tarnaujame Dievui, ne sekmadienį 1-2 valandas draskydami mašinas važiuojant į Pakūtą. Ir tai, aišku, tai jau yra mūsų ištikimybės Dievui, mūsų tikėjimo ženklas labai stiprus, bet mes esame pašaukti tarnauti viešpačiui kasdien, dieną, naktį, 24 valandas į parą. Ar miegame, viešpačiui miegame. Ar keliamės, viešpačiui keliamės. Ar valgom, viešpačiui valgom. Džiaugiamės viens kitu, viešpačiui džiaugiamės. Tarnaujame viens kitam, gerą darydami, viešpačiui tarnaujame. Visas mūsų gyvenimas priklauso Dievui ir mes esam jo tarnai. Kiekvieną akimirką gyvendami tiesiog, džiaugdamiesi gyvenimu, šlovindami viešpatį, dėkodami jam, gerą viens kitam darydami tą meilę Dievo, dalindamiesi viens su kitu, pasitikėdami Dievo meilę, mes nuolat tarnaujam viešpačiui. Tai yra mūsų pašaukimas ir tai yra nuostabu ir tai yra mūsų džiaugsmo šaltinis ir tai yra mūsų sveikatos ir laisvės ir šviesos ir Dievo šlovės lydinčios mus šaltinis. Aleliuja. Taigi mes patys iš savęs šviesti negalim. Jėzus yra šviesa, kurią mes esame pašaukti nešti. Tai įsikūnijusi Dievo meilė Jėzuje Kristuje, ji šviečia mumise, ji įkvėpia mus tiems geriems darbams, ji įkvėpia mus pasitikėti Tėvu. Tad šaukimės Jėzus, kad jis vėl ir vėl iš naujo ateitų į mūsų širdis, vėl ir vėl iš naujo mes atsižadėtume atpažintų dvasių, kurios trukdo mums priimti Jėzų, kurios trukdo mums gyventi tuo žodžiu, kad Jėzaus dvasia mumise nugalėtų, jį vestų mus į susitaikinimą, į atleidimą, kad mes atsiprašę viens kito, atleidę viens kitam, atsisuktume viens į kitą ir darytume gerą viens kitam Dievo Tėvo garbei. Amen. Išpažinkim savo tikėjimą, kaip atsakė.